Nesenai beveik miesto centre vietoje senų garažų išdygo naujas gyvenamasis pastatas. Kai mes pamatėme, kad prieš 3 metus vyksta pardavimas šito sklypo, nusprendėme, kad galbūt vietoj seniau esančių prokuratūros garažų šitoje vietoje gali būti kažkas tai įdomaus. Tai yra nekilnojamo turto rinka dar krizės metu buvo sustingusi, tačiau įžvelgėme, kad centrinėje miesto vietoje galėtų atsirasti tarp gyvenamųjų namų dar naujas daugiabutis namas, kuris papuoštų galbūt šitą tokią pilką aplinką. Statybų metu buvo tvarkoma visa aplinka. Dar galim pasakyti, kad prisidėjome prie bendrų kiemo erdvių įrengimo, tai yra sutvarkėme visą kiemo aikštelę, kas jau yra už sklypo ribų, padarėme, privažiavimus, padarėme kaimynų, tvoras pakeitėme, kaimynų garažų sutvarkėme ir šita aplinka, visus kaimynų namų gyventojus džiugina. Tai yra gyventojai, kurie dažniausiai prieštarauja naujų namų statybų miesto centre. Aplinkui mūsų namą tiesiog yra patenkinti, kad nebėra šių servisų, nebėra gamybinių patalpų, o atsirado naujų kaimynai. Butuose įrengta išmanioji Danfoss šildymo reguliavimo sistema, leidžianti optimizuoti šildymo kaštus, Lunos vėdinimo sistema palaikanti šviežio oro cirkuliaciją butuose ir erdvios aukštos klasės medžiagomis įrengtos laiptinės. Vaikų žaidimo aikštelės buvo įrengtos 2 kaip privaloma pagal naują STR, tai yra mažųjų vaikų žaidimo aikštelė ir yra paauglių vaikų žaidimo aikštelė su laipojimo sienele, su sporto įrenginiais. Manau, kad gyventojai galės ir pasportuoti, kas norės, ir pažaisti. Ir ta teritorija mūsų yra aptverta, uždara, saugi, su įvažiavimo užtvaru, taip kad svetimi turėtų nepatekti paprastai. Architekto teigimu pastatas turėtų atitikti visų gyventojų norus. Modelis buvo pasirinktas kaip vilniečiam aktualiai tema pamatyti Gedimino bokštą iš kaip sakant, bet kur. Tai numatėm, kad 6 aukštai yra lygiuojasi su visais maždaug namų stogais, o tą jau 7-9 aukštus, 3 aukštus padarėm kaip periskopą, tokį kaip žiūroną. Ir ateityje aš iš vis galvoju, Vilniui reiktų tokių periskopų aplink tokių radiusų pristatyti. Plytelėmis dengti balkonai sukelia daug problemų. Plytelės gali atšokti ar suskilti. Šiame projekte balkonuose buvo pasirinkta medžio apdaila. Padarėme medienos terasoje apdailą, kur vanduo pro tarpelius prabėga, ant hidroizoliacijos nubėga savo kur reikia, o lentos lieka visą laiką švarios, gražios ir jaukios, ir kad tą visą jaukumą, tokį terasą, žodžiu, tada norisi būti ten ir galibasas išėti, nes plytelės nejauku, šalta, net į balkoną nesinori. Daug naujų daugiabučių yra statoma toliau nuo miesto jo pakraščiuose. Statant jį mieste, kuriama gražesnė aplinka ir pačio miesto išvaizda.